žiūrėk, tas nesąmoningas kūrėjas žmogus, kuris kuriasi savo realybę ir paskui net nesupranta kai kada. Pavyzdžiui, čia apie, vadinkim, verslininkus, kurie patys, tarkim, panori kažkokią veiklą užsiimt, nori, kad būtų klientų visą kitą, su savo vidiniam tom programom pasąmonė, sakykim, sukuria tą reikalą, kad pradėtų veikla važiuoti. Atsiranda daug darbo, daug klientų ir žmogus, jeigu jis yra nesąmoningas, nesuvokia to, kad jisai gali viską tai ir susigriauti pats, pradeda nervuotis, kada nespėja arba per daug darbo, klientai lipa ir taip toliau. Nėra ten išstatyta savo sąlygų, žmogus, kaip sakant, ne visiškai pilnai susimąsto, kaip tai turėtų būti. Na tai čia yra tas nesąmoningas kūrėjas vadinamas, tas, kas kūrė, nes jūs visi esate kūrėjai, tik tai sakau, yra automatiniai kūrimai arba yra nesąmoningi kūrimai žmogaus. Ir reiškia, kai pradedi pykti, nervuotis, kad tau daug klientų, tave erzina, čia tu nespėjai, taip toliau, tavo pasąmonė padarys taip, kad tų klientų neliks, nes jų neliks visiškai, ne tik, kad tu nespėsi, jie tiesiog dings, nustosi, nes tave jie erzino. Ir paskui tu pradėsi ieškoti kaltų. Aha, konkurencija, gal nužiūrėjo, gal prakeikė, gal dar kažkas, tai tu ieškosi, kas kaltas, o iš tiesų tu esi pats kaltas, nes tu nekontroliavai, nes tavo būsena yra tokia, kuri žmogaus ne vientiso vadinama, išdraskyto žmogaus į atskiras dalis. Viena padarė, o kitos tave ten trigerina. Bet kai tu perlipsi per savo ego ir norėsi kažką tokio susiklijuoti, tau, kaip sakant, teks pripažinti, kad tau reikalinga mano pagalba, pavyzdžiui, tada aš tau galėsiu tik padėti. Tik tai tada, kai tu savo tą pripažinsi. Kitau tau nieks nepadės, tu tiesiog toliau taip gyvensi, kaip gyvensi ne savo gyvenimą. Tai nori, registruokis į pirmą nemokamą konsultaciją, telefonu pasižiūrėsime, ar tau iš vis reikia tos mano pagalbos, ar nereikia. Iki.